Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, senai esu prižadėjęs jums vieną pasakėčią iš terariumo gyvenimo, ogi ta pasakėčia yra apie karmą. Kasgi ta karma yra, kaip jinai veikia, kodėl jinai yra ir panašiai, ir ką su ją daryti ir taip toliau. Tai vėlgi čia priminsiu, kad čia viskas yra iš terariumo gyvenimo, nes aš tai kaip mūsų nuostabios planetos Žemė gyventojas, tai jokiam tokiom nesąmonėm netikiu, čia yra mokslo neįrodyta, kaip sakykime, ir čia, tik tais yra paistalai, kaip sakant, tų visų dvasinių kelių einančių kažkokių tai žmonių ar panašiai. Na, o terariume, tai ten, aišku, viskas tas egzistuoja ir veikia kuo puikiausiai. Ir apie tai aš ir noriu jums papasakoti, kaipgi tam terariume veikia ta karma ir kas jinai yra iš vis ta karma. Na, tai kasgi ta karma yra? Karma yra tai, kai, žodžiu, žmogus padaro kažkokį tai negerą dalyką ir jam paskui atsitinka kažkas tai tokio panašaus, sakykime, arba šiam, arba dažniausiai tai yra kitam gyvenime, sakykime. Tai yra toks supratimas yra maždaug kas ta karma, čia taip labai jau, sakykime, supaprastintai, kad labai nesiplėsti. Ir kasgi, o kaipgi dabar atsitinka su tuo? Kai žmogus kažką tai padaro, jisai, kaip čia sakykime, pradedantis jau savo tą sąmoningumą, jau kai sąmoningumas jo truputį padidėja, jeigu žmogus kažką padaro negerą, jam pradeda, kaip sakykime, sąžinę tą rodyti arba sakyti, atsiranda tas sąžinės graužimas ir tokiu būdu, sakykime, atsiranda ir atsakomybė tam žmogui už kažkokius tai vienokius ar kitokius atliktus veiksmus. Gali būti, kad tuo metu, kai jisai daro, jam jokia sąžinė negriaužia, bet anksčiau ar vėliau vis tiek ta sąžinė kažkada tai prabunda, gali būti pas vienus anksčiau, pas kitus gal gilioj senatvėje tik tais, ar kažkas tai tokio, ir tada žmogus prisima būtent tą atsakomybę už savo tuos atliktus veiksmus. Tokiu būdu, sakykime, jisai prisima tą karmą, sakykime, ir tada jau už tuos visus atliktus veiksmus jis kaip ir prisima jau tą atpildą vadinamą, ne? O dabar panagrinėkim, kaipgi veikia ta karma ir kasgi iš tikrųjų vyksta. Ogi žmogus, kada daro kažkokį tai negerą dalyką, blogą dalyką, sakykime, nevardinsim dabar konkrečiai, tai žmogus tą blogą dalyką jisai iš tikrųjų daro ne savo valia. Ne kaip ir savo valia, bet kaip ir įtakojamas, sakykime, tai kadangi terariumą yra uzurpavęs Nevidonas, tai jis turi visą armiją savo įvairiausių tarnų, sakykime, pakalikų ir taip toliau, kurie tarnauja Nevidonui, jo tikslams ir apgaulės būdu ar visokiais kitokiais būdais žmonės verčia daryti negerus dalykus. Iš pradžių tai jie, aišku, dauguma tai daro nesuprasdami tuos negerus dalykus, tai koksgi gali būti tas poveikis tam žmogui. Jis gali būti būtent toksai, kad būtent tuo momentu, kada atliekamas kažkoks negeras tai tas darbas, jam yra daroma kažkokia tai įtaka. Gali būti, kad daroma įtaka per kitus žmonės, sakykime. Tai ir daroma, aišku, ta įtaka ir per kitus žmonės, per aplinkinius. Čia pasitelkiama, aišku, ir visą mediją, žodžiu, visą Nevidono mediją tiem dalykam. Arba daroma per ilgalaikį poveikį, tai kada jau žmogus prisijima nevidoniškasias vertybės kaip savo gyvenimo pagrindą, tai kas tai yra savanaudiškumas, tai yra kažkoks tai puikavimasis, tai yra melas, tai yra apsukrumas, žodžiu, visos tos nevidoniškos vertybės ir paskui remdamasis tom jau nevidoniškom vertybėm, jis pridaro krūvą, aišku, tokių labai negerų dalykų. Ir anksčiau ar vėliau, kaip ir sakiau, prieina tą liepto galą vadinamą ir prabunda tada sąžinė irgi anksčiau ar vėliau ir, žodžiu, tada žmogus prisijima tą karmą už visus tuos atliktus negerus dalykus ir greičiausiai, aišku, dažniausiai tai būna kitam gyvenime, jau jam, sakykime, pareina visas tas karmos rezultatas. O kasgi ta karma? Ogi ta karma tai yra, kaip ir sakiau, kontraktas, kurį savanoriškai visi, ne visi, o dauguma žmonių priima ir prisijima, kaip atpildą už savo negerus veiksmus. Kame čia yra dabar ta apgaulė? Apgaulė yra tame, kad žmogus
tuos visus negerus dalykus jis iš tikrųjų daro nesavanoriškai, jau būtent daro apgaulės ir suglaidinimo įtakui, būtent verčiamas tų nevidono įvairių tarnų, įvairių būtybių ir panašiai. Tai tokiu būdu tos nevidono būtybės, jos nusiima nuo savęs tą atsakomybę už kažkur tai sukeltą skausmą ten ir panašiai. Jos tokiu būdu tą atsakomybę per karmos kontraktą nuo savęs perkelia tam jau žmogui, kuris buvo būtent tų negerų darbų vykdytojas. Tai atrodytų, kad gal čia ir nelogiška, kaip čia taip galėtų būti, o iš tikrųjų, tuoj paaiškinsiu, kaip yra iš tikrųjų terariume. Siela ateina į gyvenimą ir jinai, aišku, tam gyvenime bręsta ir mokinasi, sakykime, yra kažkokios tai pamokas, yra ten išmoktos, neišmoktos pamokas. Ir esmė yra, jeigu, tarkim, ta siela daro kažkokius tai negerus dalykus ir paskui suvokia, kad tie dalykai yra negeri ir jeigu jinai, tas žmogus, jeigu gailisi, kad padarė tokius dalykus, jeigu jam dar užtenka drąsos atsiprašyti, sakykime, už tos padarytus kažkokius tai negerus dalykus, arba bent jau nustoti tokius negerus dalykus daryti, o jeigu dar ir kitus pamokyti, kad taip nesielgtų, sakykime, ir nedarytų tokių negerų dalykų, tai ta pamoka jau yra išmokta ir jokie, sakykime, karmos atoveiksmiai nepersikelia nei į šį, nei į kitą gyvenimą. Visa esmė yra, kad žmogus būtent išmoktų tuos dalykus. Tai užtenka tik išmokti, suprasti, suvokti ir daugiau taip nesielgti ir kitus dar, kaip sakant, pamokyti, kad taip nesielgtų. Tai tokiu būdu iš tikrųjų karma jokia neegzistuoja. Egzistuoja tik tais pamokos, kurios yra arba išmoktos, arba neišmoktos. Jeigu, aišku, neišmoksi tos pamokos, tai mokiniesi tą pačią pamoką kitą ar ten dar 100 į gyvenimą. Bet jeigu jau išmoksti, tai jau tokių pamokų pas save jau kitam gyvenime nebėra, jau ta padidėja, kaip sakykime, sielos branda ir tos pamokos jau nebepersikelia, kaip ten, sakykime, tos atsakomybės nebepersikelia į tą kitą gyvenimą ar į tą gyvenimą. Esmė yra tiesiog suprasti, išmokti o karma, o kada yra karma, kada žmogus priima tą karmos kontraktą, tai čia tas priėmimas yra toks tiesiog, kad tu sutinki ir pagalvoji, kad taip yra ir to užtenka. O dabar pagalvokime apie tą karmą, kiek yra mokytojų visokių, ten religijų, dar kažkur. Ir visi kiša tą karmą, sakykime, žmonėm į galvą. Kokiem žmonėm kišame tą į galvą karmą? Ogi tiem, kurie jau pradeda kažkokį tai savo prabudimą, pas juos prabunda sąžinė, jie pradeda kažką suprasti, kažko ieškoti, kažkur čia suprasti, kad yra kažkoks tai ten gėris ar blogis, yra kažkoks geras ar nelabai geras elgesys. Ir tokiem žmonėm dažniausiai ir yra pakišamas tas karmos kontraktas ir žmonės, kaip ir jau suprasdami, kad negerai elgesi, prisima būtent visą tą atsakomybę už tuos negerus dalykus, kaip lygtais būtų tie dalykai jų pačių, kaip čia, sakykime, sugalvoti ir padaryti. Nors realiai visi tie negeri dalykai yra inicijuoti ir įtakoti būtent įvairiausių būtent tų nevidono tarnų armijos, ir, sakykime, ir kitų žmonių pagalba, kurie irgi yra įtakojami, tarkim, tų kitų būtybių. Jos kompleksiškai ten veikia, sudėtingai, tai tuos dalykus dabar čia nesigilinsiu, tiesiog norėjau jums papasakoti, kad nepapultumėt ant to karmos kabliuko. Tai, kad jūs čia dabar sužinojo tą informaciją, tai dar nereiškia, kad jūs nepapulsit, reikia, kad ta informacija pataptų jūsų žiniomis, kad jūs tą ne tik tai, kad suprastumėt, bet kad ir suvoktumėt. Tai kada jau jūs tą dalyką suvoksit, tai išsilaisvinsit iš karmos kontraktų. Na ir daugiau, aišku, yra įvairių čia tų kontraktų, bet šį kartą tai bus tik tai apie karmą. Tai žodžiu, turbūt pasakiau daugiau mažiau viską, ką norėjau, gal ką ir užmiršau, o gal ir nežinau, žodžiu, jeigu turi dar kažkokių tai klausimų, to klausimo, tai galit parašyti, ar kažką galbūt neaiškiai išdėšiu kažkokį tai niuansą, kadangi čia be kažkokių tai super didelių pasiruošimų darau, tiesiog taip kaip išeina iš manęs, iš tos rauto mano, sakykime, taip man ir išeina. Tai dėkui, kad klausėt, tikiuosi, kad buvo jums įdomu. O gal bus kai kam ir naudinga, sakykime, kažkas galbūt tikrai išplės savo tą supratimą, požiūrį ir pavyks išsilaisvinti iš to karmos kontrakto. Tai sėkmės visiems ir neapsigaukit su įvairių mokytojų mokymais, kurie būtent moko, kad
yra karma ir panašiai ir panašiai. Tai, na, kaip ir daugumoje religijoje yra labai daug gerų dalykų, bet yra, sakykime, tokių dalykų, kurie paskui nuveda kažkokiais tai klystkeliais arba, nu, ne visai tais keliais, kuriais reikėtų tai sielai, toms mūsų sieloms keliauti. Tai dėkui dar kartą, kad klausėt, jeigu patiko, palaikinkit, pasidalinkit ir iki kitų kartų.